Sveiki, susirinkę. Sveikinuosi, nes tai oficialus video, kurį mes visi žiūrėsim ir džiaugsimės atsiminimais ir medžiaga. Irena Žentalytė, čia kas susirinkę stovykloje, Šventojoje, mane žino ir pažįsta, ir labai artimai ir labai intimiai. Mes daug aptarėm, daug kalbėjom apie mitybą, kitokią mitybą, sveikesnę mitybą, žalią mitybą, gyvų maistų mitybą. Turiu dvi mokinukės, be galo džiaugiuosi, nes Dievas tikrai išgirdo mano prašymą ir šauksmą, nes naujos laidos ateina sezonas filmavimas ir labai norėjosi visą laiką, kad kažkas pagelbėtų, pabūtų, tiesiog draugė dirbti yra komanda, yra daug smagiau. Ir galiausiai yra pabandymas, kadangi dalyvavau verslodaros projekte, ačiū Evelina Tamulaitienė, ten kamputyje sėdi ir užsiemusi dabar, klauso intensyviai, tai yra labai gerai. O Eligija, kodėl tu čia ir ką mes čia veikiam? Mes esam dabar stovykloje Pažadink karalienę, tikro moteriškumo paslaptis. Bandom atrasti savyje tas tikras karalienes. Pažadinti. O tu ką čia veiki, Jurgita? Ta pati. Geras klausimas, dar geresnis atsakymas. Aš paprašiau, kad mergytės užsidėtų mano žiurstus. Jos labai tinka ir pagal spalvas, ir charakterį, išgyvenimus. Žodžiu, kad mes čia žaidžiam iš tikrųjų, bandom savyje atrasti pačias geriausias savybės, pačias moteriškiausias savybės ir dažnai žaidžiam ir su spalvom, ir su formom. Ir tiesiog tokios smulkmenos atrodo, ar ne, bet iš tikrųjų tai pakilė ir labai malonu ir gera jaustis. Tai kągi, šiaip tai aš YouTube'e, kas domėsitės, kas norėsit daugiau sužinoti ir manęs surasti, tai YouTube'ės kanale yra Žalias skonis, Gerų naujienų TV, tai prašosi, Gerų naujienų TV kanale, Žalias skonis laida, tai ten jos 49 laidos ir visą tą, ką aš čia kalbėsiu, jūs ten rasit atskiruose video. Ten truputį ir daugiau informacijos yra ir panašiai. Gerai, tai čia ant stalo mes turim susidėję riešutukų, sėklų, daržovių, ten daigai, tai yra absoliučiai gyvas, pats gyviausias maistas, yra duonelės, kadangi darysim šaltibarščius, noriu, kad jūs pamatytumėt, kad iš tikrųjų galima atkurti skonius, analogiškus skonius galima atkurti nekaitintų maistu, visai nekaitinant maisto, tiesiog tam tikrų būdų apdorojant ir paruošiant. Ta šiandien ir padarysim, tą ir pabandysim, bet aš noriu pradėti pirmiausia nuo riešutinio pieno, nes čia yra vaikų ir mamytės, gerai, aš valgysiu, o ką daryti, kaip vaikui įkišti ar įgrūsti ar pasiūlyti, ar tiesiog pasidalinti tuo, ką aš pati valgau. Kalbant apie vaikus ir mamytes, absoliučiai dažnas ir pirmaujantis klausimas visose diskusijose ar visose klausimuose, kuriuos aš gaunu. Ką daryti, kaip įvesti vaiką į žaliavalgystę? Nieko nereikia įvedinėti, reikia pačiai pradėti. Kai pati pradeda, tada vaikučiai ateina ir bando. Ir kai jie įsidrasina, jie natūraliai atsirenka tekstūras, atsirenka skonius ir atsirenka produktus, kuriuos jie nori valgyti. Visa kita yra mūsų baimės ir mūsų įsitikinimai. Tai su tuo irgi kiekvienas suaugęs žmogus mes dirbam, o vaikai visada mus seka. Tai čia apie mitybą jie lygiai tą patį padarys ir su mityba. Kaip mes darysim? Mums reikės mergytės pilam riešutus. Štai čia. Lygiai supilsi vandenuką. Tik tai prilaikykim tuos su šaukštu ar kaip. Taip, čia yra lazdynų riešutai. Jurgita, tu esi darius pieną? Esu darius, kaip tau sekėsi? Gerai. Pilk, taip. Bet aš iš migdolų dariau. Užteks, ačiū, dabar užteks, paliksim dalį. Migdoliniai taip, bet kokie riešutai, kodėl yra mirkomi? Sėklos ir riešutai yra mirkomi. Yra inhibitoriai tam tikri apsauginiai apvalkalai, tiek sėklose, tiek grūduose, tiek visose augaluose, kituose, kurie turi sėklas. Ir jie, netgi vaisiai, turi luobelę, kurie apsaugo nuo išdžiūvimo, nuo pažeidimų, nuo kenkėjų ir taip toliau. Tai tuos inhibitorius reikia paprasčiausiai išmirkyti. Kai juos išmirkom, jie lieka vandenukyje. Todėl kiekvieną užpiltą sėklą ar grūdą ar riešutą reikia nuplauti, nupilti, pakeisti vandenį ir vėl toliau mirkyti. Paprastai tokie riešutai kaip migdolai ar ten lazdyno riešutai. Lazdyno trumpiau, bet ilgiausiai mirkomi yra migdolai, 24 valandos. Jie tada iš tikrųjų pabunda, jie sunkiausiai bunda, bet juos pažadinti irgi galima. Sėklelės, pavyzdžiui, šitie daigeliai, alfa ir gražgarstė. Atsiminiau. Tai jie yra mirkomi, plaunami ir daiginami bei nokinami nuo 5 iki 7 parų laiko. Šita čia jau dalis liko, nes mes ragavom pirmą dieną, tai
būtų tokia kupeta, tai į litrinį didelį stiklainį aš įdedu 2 šaukštus ir tai per daug, 1,5 yra pats tas kiekis ir pilnas stiklainis priauga daigų, žinokit. Va, tai juos pamirkau per naktį, nupilu ir tada daiginu stiklainį pavertusi ant šono, uždėjusi tokį sietelį arba užuolaidą seną su gumelė, kad tiesiog neišbirtų sieklelės, kad vanduo nutekėtų, kad nebūtų įvairiausių procesų, puvimo, pilėjimo ir taip toliau. Ir kambario temperatūroje laikom. Nededu pirmoji pradžioje nededu į saulę, į tiesioginę saulės šviesą, nes irgi procesai per daug aktyvūs, nenormaliai aktyvūs, ne iš eilės tada jau reaguoja į saulę ir atsiranda gedimo procesai, bet šiaip tai paskui jie išleidžia žalius daigelius, lapeliai prasiskleidžia ir jau produktas yra nunokęs. Jie iš pradžių augina daigelį, pirmiausia uodegytę, paskui daigelį, lapeliai susiglaudę ir jeigu norit juos nunokinti ir pažadinti, tiesiog dedat į šviesą, netiesiogiai vėlgi į saulės šviesą, bet į šviesesnę vietą. Ir per parą maždaug laiko jie sužaliuoja. Kai sužaliuoja, jie yra tinkami valgyti. Tiek apie tuos dalykus. Aha, tai dabar grįžkim prie pieno. Lazdynų pienas man skaniausias yra, aš pamiršau lecitiną. Aš atsiprašau, Jurgitėlė yra lagaminas ir ten yra žalia dėželė tokia su lapukais. Per aną pusę gal galima? Ačiū. Tai lazdyno riešutų pienas, man skaniausias, ypač vaikai mėgsta, šokoladinis. Aš naudoju kakavos miltelius. Va, jeigu tu nuneši ir tiesiog, kad žmonės pavostytų, kas per papas. Tai yra, paleisk tegul, primenantį šokoladą. Kakavos milteliai yra gyvas produktas, jis yra nekaitintas ir gyvų produktų, tokių nekaitintų ro, taip vadinamų, žalių negali sakyti, jie neapdoroti termiškai. Tai tokių produktų ieškau paprastai eko parduotuvėse arba internetinėse ir ačiū labai, taip. Vat, kodėl prireikė, šiaip aš nemėgėju sojų produktų, bet šitą lecitiną miltelius aš naudoju dėl vienos priežasties. Kaip ir visi skysti maišyti produktai, jie turi tendenciją nusisėsti, kietesnės ir sunkesnės dalelės ėda į dugną, paskui ten vienu žodžiu susisluoksnuoja. Ir kadangi ypač vaikai, pastebėkit, jie pirmiausia valgo akimis, mes visi tą darom. Ir paskui tik tai nosim užuodžiam ir tada pradeda skirti seilės, tada mes jau norim arba nenorim. Tai žinokit, dėl to pieną, kai aš darau ir jeigu aš jį laikau parą ar 2, jisai išstovi tiek, jisai susisluoksniuoja. Man tai nieko, aš jį galiu, bet sakysime, jeigu ruošiat kažkam, tai tada dedam truputį lecitino ir lecitinas tirpdamas apjungia visas tas dalelės ir jisai gražiai lieka toks, nesisluoksniuoja. Tai yra tiesiog tokia vat smulkmena. Gerai, dabar daug triukšmo. Prabočykit. Šiaip tai Vitamix yra toksai, bet kokį blenderį, jeigu jūs naudosit, yra greičiai, jis yra begendantis. Aš tikiuosi, kad jis atlaikys, todėl aš negaliu nureguliuoti greičio. Šiaip iš tikrųjų, jeigu tvarkingai ir pagal taisyklės, kurių mes iš tikrųjų turėtume laikytis, tada maisto kokybė yra geresnė, ilgiau išsilaiko. Tai reikėtų iš pradžių kapoti, smulkinti ant pačio lėčiausio, gal vieneto ar dvejeto, ir tada po kokių 10-15 sekundžių mes didinam greitį iki aukščiausio ir galiausiai mes dar yra toksai specialus labai aukštas greitis, 3-4 sekundžių. Tai jisai tada tvarkingai. Visada prisiminkit dangtį uždengti, žodžiu, kad tokie saugos sumetimais tie dalykai. Dabar taip, mergytės, va, maišelis. Prašau pilti pienelį. Ir dabar rankytėm melšim riešutinį pienelį. Melšim riešutinį pienelį. Taip, vat aš parodysiu Jurgitėlę. Aš imu taip 2 pirštais. Šitą galą, kad jis man nekliudytų, aš pasiimu į delną. Ir va tokiu būdu žemyn pakratai, apsuki dar kartą, bandyk. Tu gali savo būdą, aš darau taip. Ne, tu, kad tau nekliudytų, va, rankytėj, laikyk šitą. Tai va, o šiaip... O puodelių mes iš ko ragaus, iš ko ragaus mes pamiršom, pamatot. Taip. Nebijok, maišelis tikrai nepliš, tikrai ne. Jeigu pliš, eisim kitos ieškot, eisim pas voveraitės. Lecitinas, kas tai yra? Tai yra fermentuotų sojų granulės. Būkit geras, va, pasižiūrėkit irgi. Galit pirštelį pasiėmę keletą granulių pakrauti. Žmonėm įdomu, nebijokit ragauti, uostyti, žodžiu, kad... Taip,
kakava jau ragavo, todėl mes dėsim. Ten turbūt va per kraštuką, jeigu paimtum ir paleistum, žmonės išsidalintų. Padalis? Aš įdėsiu truputį, paskui žiūrėsim. Dar, kaip matot, kodėl aš dedu kakavą. Aišku, galėjau duoti paprasto lazdyno pieno, bet paragauti riešutų. Bet gardinu kakavą ir dedu datulių. O čia datulės yra. Čia labai stipriai reikia. Kuo stipriau, tuo geriau. Pakratyk jį dabar. Pakratyk. Pagal savo technologiją. Opa. Gerai, tvarkoj. Bet čia užteks mums visiems, gal dar reikia sudėti ir permalti su, kaip manai, daugiau reikia? Tai paragavimo, man atrodo. Ar mes čia darysim šaltibarščių? Ne, šaltibarščių nedarysim. Ačiū, tau teks dabar rankytės nubėgus. Ir šitą į šiukšlytės ir gerai išplauti. Ačiū labai. Matot, kaip reikalinga pagalba. Ok. Ką mes dabar darom? Lygiai mums reikės kokių 4-5 datulių. Jos yra su kauliukais. Aš piršteliais, jos minkštos, šviežios. Šitos skanios. Iš karto dedam čia. Atgal. Ir vėl mes pamalsim, pagardinsim. Gerai? Tvarkoj. Degustacija tas ir yra, kad žmonės sako, kas čia per renginys degustacija. Aš ruošiu, o jūs ragaujat. Dabar garsiai vėl. Lecitinas turi dar tokią savybę, kad jisai brinksta truputį ir jisai tirštėja, tai jo reikia nedaug. Bet tas nedaug irgi atsirenkama. Žmonės klausia proporcijom. Pasakyk proporcijom. Aš sakau, tai nevirtas maistas, aš negaliu, nes kiekvienas produktas yra gyvas savaip, skonis, tekstūra, reikia labai daug ragauti. Kai gamini, šitas procesas reikalauja ragavimo. Taip, dabar mums reikia ilgi šaukšteliai. Vienas tau, kitas man, mes paragausim ir nuspręsim, ko mums čia dar reikia. Taip skanu. Ir taip skanu. Ir aš taip pagalvojau, kad ir taip skanu. Labai savotiškas skonis, labai įdomu. Ir dabar aš įdėsiu lecitino ir dar kartą jį, va šitam kiekiui nepilnas arbatinis šaukštelis. Ačiū. Aš dabar tik išmaišau. Kas nutinka? Nutinka tai, kad produktai prilimpa prie drėgnos sienelės. Ir viskas. O, šitas plovimui, o šitas ragavimui. Va, duodu aš tau šlastukėlį, jeigu reikia. Ačiū. Va, kol jūs ragausit, aš laukiu jūsų klausimų. Yra geras momentas. Dabar galit klausti. Aš darbuosiuos nesuruošiu stalą sekančiam degustacijos etapui. Ar labai kaloringas šitas maistas? Aš nesirūpinu kalorijom, nes tai yra gyvas maistas, reiškia jisai įsisavinamas tiek, kiek organizmui reikia. Bet mes tada, čia yra geras labai Virginija klausimas. Organizmas, jeigu jisai sveikas, jisai tikrai nepaims daugiau negu kad. Bet mes, čia kita kalba, antra dalis, galbūt viduje pakalbėsim apie endokrininę, kodėl mes alkani, kodėl ypač moterim, čia labai gera tema, kodėl vienos pilnėja klubuose, kitos apie apačią pilvo tričiom. Nu, žodžiu, kad čia yra... Taip, kad kalorijų, aš atsiprašau, man neaktualu, aš net negalėsiu atsakyti. Galima skaičiuoti, galima pasidomėti, bet, kaip sakiau, kodėl aš gerai, ačiū lygiai, viskas tvarkoj. Besiruošiant degustacijai iškilo klausimas, mes sudėjom daigus į lėkštę, į dubenį, ir Rūta klausė, aš sakau, oi, reikia nuplauti, aš pirmiausia, aišku, paruoščiau, paskui pamačiau dar kitus dalykus, kuriuos jūs su laiku išmoksite, jeigu seksit tuo. Ir kodėl reikia nuplauti? Todėl, kad kai daigas dygsta, sėkleliai dygsta, va matot, jisai, kaip sako, turi lukštą, bet tie du žali lapeliai, jau jie yra skleidžiasi, jau augaliukas auga, o jų lukštas, va šitoks, va. Nu, kaip višta kiaušinį, trinys ir baltymas lukštė, taip ir sėklelės, va, lukštė.
Ir šitie augaliukai, kai auga, jie yra indelyje, kur yra dangtelis, ta prasme sėdelis, ir jie lieka. Ir jeigu juos ilgiau laikyti ir neperplauti, tai jie ima gesti. Kai jie pradeda gesti, tai tada genda ir sėklelės daigai. Už tai ryte ir vakare reikia būtinai juos perplauti šalto vandenuku ir jau kai išimat į dubenį, geriausia perplauti va šitaip. Daug vandens. Ir jie, kadangi lengvi, jie iškyla į paviršių ir visas paviršius. Dabar aš dar pripilsiu vandenuko ir pamažu, kai lesiu vandenuką, aš pakreipsiu dubenį. Čia technikos smulkmenos, bet visai verta žinoti. Tai tada su vandeniu tos sėklelės nuplauks, aš vėl paskalausiu, pamaišysiu, jas vėl išpilsiu ir va tokiu būdu daigai yra plaunami. Nes jie yra trapūs ir jeigu juos sumaigyti, jie paskui irgi genda, jų ilgai neišlaikysi. Nors jie greitai susivalgo tie, kas valgo. Kas daug vartoja, tai jie greit susivalgo, aišku, mėgstami daigai. Na va, tai šitas momentas buvo svarbus man jums paaiškinti, kad žinotumėt. Nes kitą kartą žmonės pradeda daryti, viskas kaip ir vyksta, bet sako, o man supirėjo, o man surūgo, kodėl, kas atsitinka. Bet tokius dalykų, jeigu nežino žmonės, jeigu nestebi ir nesimokina, tai paskui produktai genda. Nu, kaip ir visi produktai, viskas genda. Tai va, ačiū.